27. Top Sport A lygos turas. Futbolo akademija Šiauliai prieš Alytaus Dainavą. Tokios rungtynės jau visai netrukus. Čebrauskas buvo ir to, kad būtų apvogtas. Tačiau nieko panašaus. Vaitkūnas. Išsikirstas kamuolys. Perdavimas čia į priekį. Laukiame smūgio. Ojojoj. Yra net keletas Dainavos žaidėjų baudos aikštelėje, o Ulubogi jau ne pirmą kartą ten slysteli, būtent toje pačioje zonoje. Abdulahi smūgiuoja iš toli. Kol kas turbūt gražiausias šių rungtynių epizodas ir įjungia tą bloką, stabdžio pedalą spaudžia ir kur šiaip galėtų mušti, bet... O, ir Rakičius vėl įveikia Gašpuitį ir Gustas Baliutavičius. Čia Ulubogi, štai čia jau yra Ulubogi žaidimas. Ulubogi metasi kamuolį į kairę pro Vaitkūną. Ulubogi, Vaitkūnas jį prižiūri, atėjo į pagalbą Simonas Urbys. Čia Bilis, jo perdavimas, o Abdulahi smūgiuoja ir dar kartą Gustas Baliutavičius keliais perdavimais sugeba išeiti į varžovų aikštės pusę Alytaus Dainava. Dar viena ataka, smūgis. Smagiai juda kamuolys. Abdulahi. Ulubogi šis vėl prieš Egidijų Vaitkūną. Ulubogi renkasi perdavimą, labai geras šansas. Ir ojojojojoj. Kai žaidėjas pasisuko atgal ir atliko perdavimą atgal, tada jau galima fiksuoti nuošalę. Geras paaiškinimas. Tu buvai var kambarį ar dar neteko? Taip, teko. Būtent iš to... Na, visiškai suprantama, jeigu žaidėjų jau traukia kojas, tu negali tokiose rungtynėse jo laikyti aikštėje per prievartą. Aš plaukės. Čia šansas! Kamuolys šalia vartų, bet juose neatsiduria. Ir drąsiai iš karto traukia į priekį Zabitą. Jo perdavimas Mandričenko neišsilaiko ant kojų ir baigėsi lygiosiomis 0-0. Šiauliams tai yra trečiosios rungtynės iš eilės, kai viskas baigėsi lygiosiomis.